Jo, žinok, bet aš turiu paskambinti pagal Estrella Double Hero. Man reikia iš ten. Aš tavo merginą atsimenu. Pasuksiu. Supratau, dar lauktas skambučio? Jo, ko gero, o tavo draugė dar netėjo? Aš kaip tik laukiu, dabar niekur neinu, jinai mokinas namuose, supranti. Suprantu. Tai, žinai ką? Nu, gerai, dabar aš paskambinsiu, dabar ne Estrella Double Hero, dabar tavo mergai paskambinsiu. Ne mergai, ta prasme kaimyniai. Nu, bet sakai, artimi santykiai. Nu, taip, norėčiau, aišku. Norėtum, tai pala dabar, tai papasok, sakai, artimi santykiai jau yra, tai kažkada jūs čia taip... Nu kaip, mes netarpsniausiai susipažinom, supranti. Suprantu, bet tai kai susipažino, tada kažkaip artimiau suėjot? Nu, bandom vystyti veiklą tolyn po biškėlį. O tai kaip įvyko, ten žiūrėjot filmą pas tave ar kažkaip taip? Nu, tai dar nieko nevyko, bet... Dar nieko nevyko. Pati pradžia. Supratau. Gerai, čia yra Daiva, ar ne? Taip. Iš Kauno rajono. Taip. Ok. Nežinau, nu gerai, pamėginsiu. Iki. Paskambinau vaikiną, sako, turiu va čia kaimynėčką tokia faina ir norėčiau kažką rimčiau su ją. Aš galvoju, kad jie jau buvo čia susbėgę rimčiau, pasirodo, kad ne dar. Gerai, tai vat susipažinot su tuo vaikinuku, dabar bus įdomiau klausyti, kągi mergaitė pasakys. Bet ką jai pasakyti, dievo. Tuščia galva šiandien pas mane svorė. Daiva, kas aš. Klausau. Labas. Su Daiva kalbu? Taip. Daiva, skambina tau toks Andrius. Dabar kažkaip čia taip nesmagiai jaučiuosi, kaip čia prisistatyti, nes realiai neturiu ko paklausti tokio rimtesnio dalyko, tiesiog skambinu tau. Nu, realiai aš žinau, kad tu studijuoji ten pat, kur ir aš, tik tai aš esu šiek tiek vyresnis. Vat. Tai odontologas. Jo, odontologas aš. Gerai. Aš esu šiek tiek vyresnis už tave, o tu, kiek supranti, dabar esi kokiam antram, trečiam? Antram kurse, taip. Antram. Supratau. Va, tai bent jau tiek bendro yra ir gal... Gerai. Pokalbis gal užsimeks, nes... Na. Nu, sudėtinga, žinai, vaikinui skambinti ir kažką tai priburt tokio, kad atitrauktų merginos dėmesį. Aš tikiu, kad tu sulauki ne vieno skambučio ir panašiai. Bet, negalvo, kad kažkoks aš esu, žinai, ten toks visiškai loseris, kad negaliu tau paskambinti ir pakalbinti tavęs. Va, tai aš esu tave matęs, kokį, žinok, esu bandęs suskaičiuoti kartu, bet paskui pamečiau skaičių, kai buvo jau 8 kartas. Tai ko gero, esu tave matęs 13 kartų ir dabar nebematau. Tai kur tu būni? Kaip? Sakau, dabar nebematau, kur tu būni? Kaip kur aš būnu? Ta prasme, aš kažkaip nebematau tavęs. Nu, nežinau, dabar aš šuniverė būnu, ne kažkur kitur. Rimtai? Taip, tavęs nemokas. O tai gal tavo paskaitos kažkaip vėliau ar anksčiau? Aš nesuprantu. Nežinau, iš tikrųjų, matai, aš, ta prasme, nežinau, kad aš prasirinkiu apskritai su 3 kursu. Tai tavo kelintam tu kursė? Aš 3 kursis. 3 kursis, ne? Aha. Tai jo. Aš kaip mano numerį gavai. Irgi labai ilga istorija. Oi, nieko, aš turiu laiko viską paklausyti. Ne, žinok, tikrai man prašė, žinai, kaip būna ten, pliama duosiu, bet tikrai nesakyk, iš kur gavai, tai kažkaip nelabai noriu aš sakyti. Nu, ta prasme. Man nemanau, kad kažkas pasikeis, jeigu aš pasakysiu, kad numerį gavau ten iš to ar to, tai vis tiek gavau realiai. Nu, man tai pasikeis, nes, ta prasme, aš visiškai pasimetus. Aš prižadu nesakyti, ta prasme, tikrai... Žinai, aš irgi prižadėjau savo draugui nesakyti. Nu, tai va, susitarsim. Tu nesakysi savo draugui, tu man pasakėjai, bet tu man pasakysi, o aš nesakysiu tam tavo draugui ir ten kažkam. Iš ko tu gavai? Kirilas davė. Kas tas Kirilas? Nepažįsti Kirilo? Ne, man atrodo, ne ten pataikiai, žinai. Daiva. Nu, Daiva, tikrai, bet man atrodo, tikrai ne ten. Nu, ką tu čia nusišneki, aš tikrai tau. Žiūrėk, dabar, kad taip viskas, nu, čia tai fainiai kalbasi ir jaučiu, kad tu geros nuotaikos, tai jeigu aš būčiau toks dabar, vat, klausyk manęs, dabar aš toks, vat, jeigu aš tave pakviešiu, tarkim, penktadienį į kiną, ar galima būtų tikėtis iš tavęs teigiamą atsakymą? Ne. Kodėl?
Tikrai negaliu, tas labai linksmai kalbas ir visą kitą, bet tikrai ne. Tai kodėl tu tokia užsispyrusi ir... Nes turiu draugą. Tu turi draugą? Taip. Man patikino, kad tu draugo neturi visiškai. Nu, suklydo. Tai gal koks nors šviežias draugas? Šviežias. O ką reiškia šviežias? Nu ką, žinau. Nu, nes geras tauras. Ne, nu būna, kai draugauja ten mėnesį, nežinau, bet ne 2 metus. Ar savaitę. O koks skirtumas, kiek draugauji? Nu žinai, kai būna, jeigu, pavyzdžiui, šviežias draugas dar, tai dar įmanoma numušti. Dar įmanoma. Man patinka tas tavo pasakymas, šviežias draugas. Taip. Tai įmanoma dar numušti. Bet jeigu, tarkim, draugauja ten 2-3 metus, tai dažnai, nu, merginos tipo iš gailesčio arba tiesiog iš prisirišimo, nu, tiesiog būna su juo. Tai tada Oi, tikrai ne, tikrai ne. Tai reiškia šviežias draugas tavo. Šviežias, nesugedęs, normalus. Supratau. Taip. Nu, blem, aš žinok, taip ir galvoju. Man kaip sakė, kad ji tikrai neturi vaikino. Čia sakė biškai seniau. Tai aš taip, žinai, sakau, tokia mergina ir neturės vaikino. Ne. Jo. Ir ko gero tu turi. Taip. Velnis. O man, žinai, mama visada sakydavo, sako, vaikeli, studijuoja odontologiją, tai tavo žmona turi būti tik tai odontologija. Pasim burnos higienistė. Irgi neblogai. Nu, gal. Gal. Bet aš studijuoju 3 metus, atrodo, daug esu matęs 1 kursį, ten 2 kursį ir ten vyresnių galų gale. Bet žinok, nei karto nebuvau taip susižavėjęs, kaip esu susižavėjęs. Jo, teisingai. Nu, rimtai aš tau sakau. Aš apsimesiu, kad patikėjau, gerai, pasakysiu ačiū ir tuo pabaigsim šitą temą. Tu labai kuklėsi. Oi, tikrai ne. Ne? Ne. Velnas, kaip aš čia pramazinau tave. Nu, reikėjo man paskambinti tau prieš kokias 2 savaitės, jaučiu. Aš turiu draugę, gal nori? O graži draugė? Nu, žinok, labai graži. O jį draugautų su didžėjum? Tai draugautų. Jeigu dar sipė dirba, tai tikrai. Estrela, tavo. Ne, tą paspaudžiau. Gerai, tai sužinojai turbūt, ar ne, kad skambina iš radijos stoties Zipė? Nujaučiau, tarsi iš balsą. Dėl to ir sakei, kad turi draugą, ar ne? Nes galvoji, kad užregistravo tave tavo kaimynas. Žinau. Kaimynas. O ne kaimynas jisai? Sakė, šalia gyvena. Kaimynas. Tai tu čia apie jį kalbėjai ar apie kitą draugą? Apie kaimyną kalbėjau. Jis koks dabar pamalonintas, aš manau. O, aš įsivaizduoju. O tarp jūsų dar nieko nebuvo? Nu, dar nieko nebuvo. Blema, tai šiandien kas dėsis pas jūs. O, Jėzau. Gal žuviai, tai man atrodo. Tai klausyk, aš tau siūlau, žinai ką? Na. Mesti knygas į šalį. Ir tai pasakė, labai gerai. Nueiti į dušą. Aha. Šiek tiek pasiblizginti lūpytės. Pasikvepinti. Tai čia jau padaryta, nu? Pačius seksualiausius apatinius ir bėgti pas kaimyną. Kaimyną? Ne, man atrodo, jam per gerai kaip kaimynai, tai žinai, užteks ir šiaip tiesiog. Pamatys ir tai bus laiminga. Ne, tu bandai patampyti už ūsų, ne? Nu žinai, ką čia iš karto, atvirai, nu. Reikia patampyti, kas čia dabar yra. Labai gerai. Tai viskas iš karto tai neįdomu, supranti? Dažnai reikia patruputį, gražiai, taip, žinai, pratempti ilgiau. Kuo ilgiau tai įdomiau? Taip. Nu, tai va. Klausyk, mes su Rolandu radistai ir su Juste esam vedę odontologam tikrai kažkokį balių, bet aš žiūriu tam... Taip. Bet esi antrą kursę dar. Aš antrą kursę. A tai tu buvai tam baliui? Manau, kad dar ne. Nes buvo, man atrodo, mediumas. O gal ir klystu? Tai buvo mediumas ir pasako, nes pažįstamų turiu iš vyresnių kursų ir irgi džiaugiasi labai. Patiko visiems. Tai miela tada. Nu tai, kas veko, mes irgi galvojom, jūs gal pasikvies, nes jūs linksmai ten vedė, tai galvojom gal ir mums taip pat. Nu tikrai taip. Nu tikrai taip. Nu labai gerai. Gerai, Daiva, tai nebetrukdau tavęs. Oi, tikrai netrukdai. Ok, tai žiūrėk. Viskas, tai bėg pas kaiminėlį. Nu gerai, bėgsiu pas kaiminėlį. Kaiminėlį, žiūrėk, saugiai, su šalmais. Iki. Iki. Gerai, keliaujam toliau, pusvalandis